Kalbantis apie išmanę Lietuvą ir apie Lietuvos pažangą, labai dažnai išgirsti klausimą, kas tai yra, ir kitas dalykas tai, ar Lietuva yra išmani. Ir kiek žinau, visiškai neseniai buvo kalbamasi tarp verslo ir mokslo atstovų, kas yra tai išmani Lietuva, tai Aurelijau. Mes nuolat ieškom atsakymų šitus klausimus ir savo publikacijose, ir pernai per visus projekto metus, ir šiemet tą patį bandome daryti. Bet tik ką vyko mūsų pokalbis redakcijoje su įvairiai žmonėm. Ten buvo ir Zbignevas Gulbinovičius, Blue Bridge vadovas, ir Laura Galdikienė, Swedbanko analitikė, ten dalyvavo Petras Baršauskas, KTU rektorius, ir kitus žmonės irgi galėsit išvysti spaudoj, nes mes rengiamės šitą savo diskusiją šiek tiek patvarkę paskelbti verslo klasėje, ir ta tema buvo tokia fundamentali, galbūt gali nuskambėti keistai, kad mes į antrus metus darydami išmanios Lietuvos projektą neturim atsakymo iš principo, kas tai yra tas išmanumas ir inovacijos, bet iš tikrųjų galbūt pačios atsakymo paieškos ir yra ne ką mažiau vertingos. Mes bandėm svarstyti, šį kartą mes bandėm svarstyti apie 1, 2, 3, 4, maksimum 5 kažkokius rodiklius, kurie pasakytų, kad, sakykime, Lietuvos visuomenė, Lietuvos verslas, Lietuva kaip valstybė pažengė modernėjimo keliu per tam tikrą laiką, ką galima būtų pamatuoti. Tai dabar kokie yra tie kriterijai, pagal kuriuos mes galime? Galėtų būti, sakykime, aukštų technologijų produkcijos eksportas. Tai galėtų būti žmonės dirbantys tyrimų ir plėtros R&D vadinamoje srityje. Tai galėtų būti investicijos startuoliams skiriamos per capita vienam žmogui atskirose valstybėse, pavyzdžiui. Tai yra kiekybiniai rodikliai, tai yra pamatuojami, bet čia atsiranda tokie įdomus filosofiniai dalykai, kai kiekybiniai rodikliai jie ne tik, kad ne visada pasirodo, atspindi jausenos, bet net neatspindi iš tikrųjų ir tos apčiuopiamos tikrovės. Sakykime, pagal globalų inovacijos indeksą, kur reitinguojama daug valstybių, pagal bene 80 kriterijų Lietuva labai neblogai pasirodo švietimo srityje, ar ne? Jinai viena ten iš 30-tuke. Nors turbūt mes to nelabai pasakytume. Ir visi skundžiasi, ir švietimas tampa viena iš kertinių tokių aptariamų temų. Ir kai supranti, kad taip, tie žmonės, kurie matavo, jie matavo grinai kiekybiškai, matavo, kiek žmonių mokosi viduriniai mokykloje, kiek mokosi aukštoje ir viskas. Jeigu čia pridėsi PISA rezultatus kažkokius, pamatysi, kad kokybiškai tai ne visai tai. Bet ir mūsų toj diskusijoje apie vertinimo kriterijus, apie Lietuvos išmanumą, mes visą laiką atsimuždavom į švietimo sistemą, į švietimo vertinimą. Net ir jeigu ir pasilydėsim tos rodiklius, kuriuos aš jau minėjau, aukštos technologijos, pridėtinės vertės kūrimas darbo vietoje, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų sukūrimas vienam gyventojui, pavyzdžiui, kas galėtų būti daugybė galimų tų rodiklių, kurie kažkaip per antrinius, per tretinius požymius parodytų mūsų pažangą ir mūsų modernėjimą, galbūt reakcijos greitis, galbūt gali būti kažkokie išvestiniai ir sintetiniai kažkokie rodikliai, sakykime, per kiek žmogus valdžios, elektroninėse valdžios struktūrose gali gauti atsakymą į savo klausimą, per kiek klikų. Galbūt tai gali būti pamatuojama kaip rodiklis. Tai galbūt tai gali būti, kiek žmonių yra STEM specialybės pasirinkę, tai yra Science, Technology, Engineering and Math. Buvo variantas, kad o kas iš to, jeigu mes prirašėm daugybę inžinierių, bet jie visi dirba, pavyzdžiui, paskui McDonald'e, tai galbūt variantas yra skaičiuoti švietimo sistemos adekvatumą, tai yra kiek žmonių, kiek aukštosios ir aukštesnės mokyklos parengia žmonių tom specialybėm, kuriuom iš tikrųjų reikia. Bet čia mes prisimenam tada prinykštės mūsų diskusijos irgi išmanios Lietuvos rėmuose su rektoriais aukštųjų mokyklų, kai jie sakė, kad jūs nenuvarykit universitetų vien tik tai į taikomąją pusę, ta prasme, kad mes turim ruošti kažkokius raktelius jūsų verslui, nes jokių proveržių didesnių nebus be šitų vadinamųjų žydrojo dangaus tyrimo, be fundamentaliųjų mokslų. Todėl ir čia vėl atsimušė tą rodiklio aklavietę. Žodžiu, mes jų ieškome ir tos mūsų paieškos mes pabandysim apibendrinti ir paskelbti artimiausiame verslo klasės žurnale visus tuos pasvarstymus, kaip mes ieškojom tų kriterijų, ir galbūt pasikviesim tada
kitą kartą dar daugiau žmonių, kad mes galų gale per visą šitą projektą atrastume, kaip matuoti ir kaip įvertinti ir mūsų pažangas, ir mūsų valstybės darbus. Bet iš tikrųjų, ko gero, tas vertinimas labai skiriasi tarp to, ką mano mokslininkai ir tarp to, ką mano verslo bendruomenė, ar ne? Bet vienas iš kertinių šitų mūsų projektų tikslų, kaip tu prisimeni, buvo bandyti griauti sienas ir statyti tiltus, ne, kas dabar madinga kai kur yra madinga priešingai, tai mes visą laiką jautėm tą šiokias tokias, nu, jeigu net ir ne sienas, tai tiltų nebuvimą tarp mokslo ir verslo. Prasme, savotišką nesusikalbėjimą, bendros kalbos neradimą ir visą tai, ką mes darom, iš principo net ir tose diskusijose dėl kriterijų arba rodiklių, sakykime, kurių galbūt mes nerandam vienareikšmiškų atsakymų šiandien. Tai visa tai yra savotiškas tiltų statymas, kelių tiesimas ir bendros kalbos formulavimas, bendrų sąvokų atradimas, kad mes galėtume kada nors bent pradėti bendrą kalbą ir suvokti, kad iš esmės mūsų tikslai yra vieni. Mūsų tikslas yra padaryti taip, kad išliktų šita šalis. O išlikti negali, kad ir kaip patetiškai taip skambėtų šalies gimtadienio proga 99-ojo, bet išlikti negali tik eidama į priekį, tik kurdama vis daugiau aukštesnės vertės, aukštesnės pridėtinės vertės. Kalbėjom apie tai, kad tas toks bendras jausmas nebūtinai sutampa su rodoma statistika. Dabar, jeigu nukeliauji į tam tikrus, sakykime, technologijų slėnius ar kažkur, kur koncentruojasi nemažai technologinių įmonių arba apskritai labai pažangių bendrovių, tu gali turėti tą jausmą, kad Lietuva yra išmani valstybė. Bet visur kitur aplinkui, ko gero, situacija šiek tiek liūdnesnė, ar ne? Kaip mes ir tu ir aš, mes sėdim savotiškose informacinėse burbuluose ir iš tikrųjų mums tenka tas džiaugsmas matyti įmonės ir verslus, kur žmonės labai ramiai dirba europiniam lygyje, kur yra pasaulinio lygio kūriniai ir daug mažiau mes matom to vargo, kuris yra vargstamas. Tai galbūt kažkur šalia ir svarstėmės ir šitą klausimą. Galbūt tiesiog reikia mąstyti vulgariai darvinistiškai, ar ne? Atsilošti, budistiškai sėdėti ir žiūrėti ir čia maždaug tie žvėriukai, tos gazelės, kurias turės tigrų dantis, jos išliks ir išsilakstys greitai, o tie visi stori arba netokie stori kiškiai numirs ir bus suėsti tų ir viskas bus gerai ir čia klestės visą tai. Bet bendra tokia nuojauta yra, kad toks budistiškai darvinistinis požiūris, kad tu savo sėdi ramus ir laukia, kol čia visi kraujais išsitaškys ir išliks tik tai stipriausi. Ir greičiausiai jis vis dėlto nėra pats, net nesakyčiau teisingiausias, bet pats protingiausias nėra. Nes yra tam tikras pūlas, sakykime, lietuviškų smegenų, ar ne, ir lietuviškos sielos. Ir jeigu jei mes leisim vystytis pagal darvinistinius tos principus, tai mes gerą gabalą kažkokio potencialo pamesim pakeliui. Todėl į tą lietuviškos smegenų ir lietuviškos dvasios augimą ir plėtrą reikia kažkiek investuoti ir valstybės lygyje, bet ir mūsų kaip verslo, mokslo akademijos, ir mūsų kaip žiniasklaidos lygyje. Jeigu galima būti tam informaciniam burbule, kur tu jauti, kad Lietuva yra labai pažangi valstybė, galbūt tiesiog reikia tą burbulą išplėsti ir tai pateikti visiems. Bet kaip padaryti tą virusą, tą mentalitetą, kad aš galiu, tą nugalėtojo mentalitetą. Ne, oi, koks aš vargšas ir čia aš išjungsiu šviesą ir emigruosiu, nes, su paltukais kas nors ne taip. Bet kaip tą užkratą paskleisti? Tai mūsų su tavim darbas iš principo, mūsų esančių medijose ir tų žmonių, kuriuos mes kviečiam bendradarbiauti šitą projektą vykdami, užkrėsti to drive'u kažkiek, kad ir koks jis būtų keista. Gerai, o pavyzdžiui, paties mylimas Izraelis. Ten labai dažnai kalbam apie tai, kad inovacijos atsiranda per kariuomenę, per žmonių darbą kartu. Mes kalbam apie privalomą karinę tarnybą. Galbūt čia mūsų variklis bus. Toj verslo klasė irgi tema. Čia, žinai, kas atsitinka tenai? Ten Izraelė, kadangi tarnyba yra privaloma, vyrams 3 metai iš karto po vidurinės mokyklos, prieš aukštąją jie eina tenai. Ten kaip tik yra kariuomeniai praduriami visi tie atskiri informaciniai burbulai. Ta prasme, tu esi iš bankininko šeimos, tu esi iš senos hasidų ortodoksų ten kokios nors šeimos, arba tu esi toks koks Valkat iš Haifos, arba Tel Avivo muzikantas ir bardas.
ir jūs visus sumeta į vieną tanką, tiesioginė prasme. Į vieną tą merkavą su vienu vamzdžiu ir tada visi tie burbulai tavo, kur tu užaugai, tavo visi ryšiai nuo vaikystės auginti bankininko šeimos, ortodokso žydo šeimos ir bardo ir muzikanto šeimos, tie burbulai pradeda sproginėti ir atsiranda daugybė naujų socialinio ryšių, kurie yra vaisingi finale, kurie duoda ir kontaktus, ir apykaitą, ir idėjas, ir kurie veda į kūrybingumą. Tai taip, Izraelio kariuomenė atlieka burbulų sprogdinimo ir socialinio katilo, tokio socialinio troškinio virimo funkciją. Mes iki šiol kažkaip lyg ir neturėjom. Ir čia yra didžiulė problema iš tikrųjų, tai ką užkabinai, tai kad žmogus užaugęs kažkokiam darželis praktukas kiškučių grupėje, kuri yra vienaip ar kitaip elitinė, nes jie koks nors savivaldybės narys savo vaiką klastodamas dokumentus rašinėja, jis paskui patenka į elitinę mokyklą čia už upės, kuri yra dabar Šolomeikė vadinasi, ne? Šolomo Leichem ir taip toliau, jis eina dar į kažkokią kitą elitinę mokyklą. Ir jis velkasi su tavim tą burbulą ir iš esmės jis niekur nesprogsta. Ir Lietuvoje mes su to susidurėm pačiam finale, kad yra teisininkų burbulas, kažkoks dar burbulas, čia yra didžiulė problema. Kaip juos susprogdinti, kaip juos sulėti į krūvą? Viena iš tų galimybių yra šitas mūsų projektas, kur su tavim mes darome. Kažkiek suvedam, kažkiek sudaužom, kaktomis bent jau. Šiaip atrodytų, kad yra daug renginių, yra daug kalbų apie tarpdiscipliniškumą ir kitus dalykus. Visą tai vyksta paralelinėse visatose daugiau ar mažiau. Bet yra kažkokių požymių, jų matosi šiek tiek. Sakiau, kaip mes praeitą kartą su tavim šnekėjom apie tai spontaniškai atsirandantis judesiai dėl kažkokios idėjos, jie vis dėlto atsiranda, yra kažkokie persiklojimai kitokie įdomus. Apie tos burbulus. Jeigu Suomiai sukūrė vieną Aalto universitetą, kuriame sujungia 3 skirtingus ir sujungia iš tikrųjų labai skirtingas disciplinas, ten buvo tikslieji mokslai, menai ir socialiniai ekonomikos daugiausiai. Galbūt čia yra išeitis apjungti mūsų universitetus į vieną. Kažkiek tuo keliu, apie kurį tu šneki, to suomiškų, daugiau ar mažiau, ar žinodamas ir intuityviai, eina Kauno technologijos universitetas, kur jungiami iš tikrųjų labai skirtingi dalykai. Va dabar, jeigu jie dar su sveikatos universitetu sudarys kažkokias sutartis, jie turi ISM Vilniuje kaip partnerį, tai visiškai pasidaro įdomus konglomeratas. Klausimas tik tai tada, kiek mes su savo mentalitetu būsim pajėgus pramušti jau tam kontekste, nes neužtenka sudėti į vieną krūvą, tų daiktų reikia, kad jie maišytųsi tarpusavį, reikia skatinti ir skubinti tą apyvartą ir tam reikia ir specifinių socialinių įgūdžių ir specifinių gebėjimų, kurių galbūt mes turėsim, o galbūt ir ne. Bet galbūt tada iš tikrųjų ir, tarkim, orientuojant mokslą, reikia kalbėti ne apie tai, kad kiekvienas fizikas ar kiekvienas medikas turi turėti vadybos kursą, bet kad kiekvienas fizikas ar kiekvienas medikas turi turėti kuo geresnės galimybės susipažinti su vadybininku. Nes šiaip ar taip vienas kursas turbūt tavęs neišmoko vadovauti. Galbūt tai yra vienas iš modelių. Danas Šechmanas, Nobelio premijos laureatas chemijoje, su kurio verslo klasėje mes pernai darėm interviu, jis Haifos universitete pradėjo Izraelyje daryti šitą eksperimentą, įvedė vadybos kursą įvairių rūšių mokslininkam. Kvietė praktikus daugiausiai, verslininkus praktikus, skaityti apie verslumą ir verslystę paskaitų. Tai per 30 metų tai davė vaisių, bet tą reikia turėti galvoj, kad tai yra 20-30 metų, kad mes šnekam ne apie metų perspektyvą, nes tai, apie ką mes su tavim dabar šnekam, iš tikrųjų yra mentaliteto keitimas, o mentaliteto keitimas yra toli gražu negreitas procesas, bet jis turi vykti, nes mes jau 25 metus rūkstam iš esmės tam pačiam katile. Į principą mentaliteto pagrindinė problema yra kuklumas? Uždarumas? Jo, trūksta tos paties, žydai tai vadina žodžiu chutzpa. Tokio įžulumo gebėjimo šokti akis ir pasakyti, aš irgi galiu. Arba generolė, jūs neteisus, arba kažką tokio. Bet iš tikrųjų, To įžulumo, bet artėdami į pabaigą, mes dabar artėjame į pabaigą. Taip. To įžulumo, kurio turėjo mūsų mylimas personažas praėjusiais metais ir šiais metais Elonas Muskas, pradėdamas SpaceX, pavyzdžiui, su $190 milijonų tada,
kai jis pradėjo, tai buvo 2012 ir dabar mes grįžtam, bet aš pažadu, reiškia, šitoj laidoj sudarim, kai tik mes sėdėsim kartu, Elonas Muskas bus minimas. Tai vasario 19 jam pavyko paleisti Falconą 9 su kosminiu laivu Dragon, kuris Dragonas dar ir dabar, kai mes filmuojam, skrenda link tarptautinės kosminės stotis, jis ten turi pristatyti krovinius. Falconas nusileido atgal. Kuo įdomus šitas buvo įskrydis, tai pirmą kartą jie Falconą tupdė nebe ant jūros platformos, bet ant platformos sausumoje, ant tos pačios platformos, iš kurios kažkada buvo leista Apolonų serija. Nes padarytos labai galingos platformos tenai, nes jie tiksliai nežinojo, kiek reikės krūvio išlaikyti Apolonams Mėnulio programoje. Ir iš tų pačių platformų planuojama leisti 18 metų vasarą į Marsą pirmosius jau laivus. Ir kas dar įdomu apie šitą skrydį, Dragonas yra daugkartinio naudojimo laivas. Jis pristatys krovinį į kosminę stotį ir turėtų nusileisti atgal į Žemę. Ir Falconas jau nusileido raketą nešėją, laivas nusileidžia tuoj ir tada iš tikrųjų turėtų užsisukti ta Elono Musko mašina. Šiemet numatyta yra iki 24 skrydžių tokių. Ir tai jau tampa nebe avantiūra, o pinigų gaminimo mašina. Tiesa, mes vis dar stengiamės jį pasikviesti irgi čia. Kuo mes vienas kitam ir palinkėtume, kad visos mūsų avantiūros su inovacijom ir mokslu taptų anksčiau ar vėliau pinigų gaminimo mašinomis. Taip, ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Dariau.